Lietuva yra kryžkelėje tarp rytų ir vakarų Europos, todėl čia užgimė daugialypė kultūra. Iš tiesų turime kuo didžiuotis. Mes esame NATO ir ES nariai, taip pat esame labiausiai išsilavinę ir mokame daugiausiai kalbų visoje Europoje. Todėl Lietuva yra puikia šalis ne tik turizmui, bet ir aukštojo mokslo studijoms. ES struktūrinių fondų dėka Švietimo mainų paramos fondas sukūrė projektą Study in Lithuania. Šis projektas skirtas supažindinti užsieniečius su Lietuvos aukštojo mokslo studijomis, o taip pat pristatyti Lietuvos universitetus ir kolegijas užsienio parodose. Projektas aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra tai pirmasis bandymas Lietuvoje vieningai pristatyti visas galimybės studijuoti Lietuvoje, tiek universitetuose, tiek kolegijose. Projektas suteikia mūsų aukštojo mokslo institucijoms galimybės ne tik išsiųsti studentus, stažuotis ir pasimokyti svečiose šalyse, bet taip pat ir dalyvauti tarptautiniuose renginiuose užsienyje. I think I can speak for all of us when I say that we learn a lot, study a lot and enjoy being in this university. Yes, we have a really nice, really small class and I think we have a really good, everybody is caring for us. Studentai patenkinti studijom, tą mes nuolat gaunam iš jų tą grįžtamąjį ryšį. O štai vienas vaikinas net iš Naujosios Zelandijos persivedė pas mus, todėl kad jam rekomendavo draugas iš Didžiosios Britanijos. Tai rodo, kad mes visgi esam patrauklūs. Į Lietuvą atvyksta studijuoti jaunimas iš įvairiausių pasaulio šalių – Turkijos, Prancūzijos, Lenkijos, Jungtinių Amerikos valstijų. Tad iš tiesų galime pasidžiaugti, kad Lietuva yra populiarinama kaip mokslo ir žinių valstybė.